Per 2023 metų Hamas kontroliuojamos Palestinos puolimą iš Hamas teritorijų į Izraelį buvo paleista nuo 2 iki 5 tūkstančių trumpojo nuotolio raketų, kurios tapo tikrų išbandymų, kaip daugelis mano, pažangiausios oro gynybos sistemos geležinis kupolas. Bet ar jie tikrai tokia gera, kaip skelbia Izraelis? Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandieną jums papasakosiu apie taip vadinamą geležinio kupolo oro gynybos sistemą, kuria naudojasi Izraelis, kad atremtų Hamas atakas. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo, o dabar gero žiūrėjimo. Geležinis kupolas yra Izraelio mobilioji oro gynybos sistema, galinti perimti ir sunaikinti priešo raketą. Ją 2011 metais pristatė Rafael, tai modernių gynybinių sistemų bendrovė. Sistema gali aptikti ir sunaikinti trumpojo nuotolio raketas ir artilerijos sviedinius maždaug 70 km spinduliu. Šio projekto vienu iš finansuotojų yra Jungtinės valstijos, kurios nuo 2011 metų iki dabar yra skyrusios per $2,5 milijardo. Pirmoji geležinis kupolas sistema buvo dislokuota netoli Beršeba 2011 metų kovo 27 dieną, o tų metų balandžio 7 sistema pirmą kartą sėkmingai numušė iš Gazos ruožo paleistą raketą. Geležinio kupolo sistema sudaryta iš kelių vienetų. Pirmasis – tai pažangi radaro sistema, kuri leidžia nustatyti raketos skridimo greitį ir trajektoriją. Tada informacija siunčiama į kontrolės punktą, kuri yra visos sistemos smegenys. Jos algoritmas numato, kokia trajektorija skrenda raketa ir galima smūgio tašką. Jeigu įvertinama, kad raketa smogs neapgyvendintai teritorijai, ji bus ignoruojama. Bet jeigu sistema numato, kad raketa smogs miestui arba kitoms karinėms reikšmės zonoms, paleidimo sistema iššauna raketą, kuris skrenda prie pat priešo paleistos raketos ir detonuojasi visai šalia jos, taip ir neturėdama tiesioginio kontakto su pačia raketa. Visa šita sistema paprastai turi nuo 3 iki 4 paleidimų sistemų, kurios kiekviena turi apie 20 raketų. Sistema yra lengvai transportuojama ir gali būti pristatyta į bet kurį Izraelio tašką. Šiuo metu Izraelio teritorijoje yra apie 10 šių sistemų, kurių kiekviena išdėstyta strategiškai svarbiame taške. Jeigu šių sistemų nebūtų, Izraelio kariuomenė turėtų žengti į Gazos teritoriją ir sustabdyti šių raketų paleidimą jėga. Ši sistema saugo Izraelio dangų nuo 2011 metų, numušdama tūkstančius raketų. Bet per pastarąjį antpuolį ši sistema nesugebėjo atlaikyti milžiniško kiekio Hamas raketų. Kaip skelbiama, per 20 minučių Hamas paleido nuo 2 iki 5 tūkstančių raketų. Ir šimtai, galbūt net tūkstančiai jų pasiekė Izraelio teritoriją. Kiekviena geležinio kupolo paleista raketa kainuoja apie $50,000, kurių žinoma nemažą dalį padengia Jungtinės valstijos, o tuo tarpu Hamas paleistų raketų kaina gali siekti nuo $3 iki $800. Bet ne visi mano, kad Izraelio gynybinė sistema yra tokia efektyvi, kaip skelbiama. Yra manoma, kad per 2012 konfliktą ši sistema sugebėjo numušti tik 5% Hamas raketų. Ši prielaida daroma iš dokumentuotų Izraelio nuotraukų, kuriuose matomos taip vadinamų pasiklydusių raketų dūmų juostos. Šita sistema saugo Izraelio gyventojus ištisą dešimtmetį, bet pastarieji įvykiai parodė šio geležinio kupolo trūkumus. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video.